Sveiki visi. Na va, turim dabar jau antrą dalį Tiguano kapoto ir bamperio dažymo. Jis išgėrimo iš manęs visą kraują, kaip sako, nežinau jau man. Nes, kai pamatysit, kas ten buvo, kokie bairiai su to kapotu, ant kapoto krašto buvo pametė, kaip aš iš pradžių galvojau, pabarsti, kad iš pūliko ale kažkas tai padžiūvęs lakas senas ar dar kažkas, o čia vis šitose vietose. Aš puoliau, sekančią dieną bandžiau poliruoti. Jau šito nebespėjau, nenufilmavau, nes jau buvo, kaip sakyti, jau kraušius iš proto. Bet žiūriu, kad čia yra labai geri aštrus kantai. Va taip, nusileidžia. Paėmiau, aš pašiaušiau ir nudažiau tą visą kraštą. Negana to, kad aš knisausi, džiovinau, tą pačią dieną išsidžiovinau, išsikaitinau, parsinešu aidą. Negana to, kad parsinešiau bamperį, susirinkau apačias, visas zagluškės, susidėjau bamperio, parsinešiau kapotą, uždėjau kapotą ir įmesiu nuotraukas, pamatysit, kas pradėjo lysti. Ta prasme, kaip ir sakiau tą patį vakarą, kai tik nudažiau kapotą, kad per tą kaseką nusibraukė visas darbas. Ne tik per tą kaseką, nusibraukė šiaip apskritai visas darbas. Nes fotkėse pamatysit, kaip atrodo į lauką išvaryta, nes dažiau tik tą ir tą. Dabar, kai pasižiūrėsit, čia jokių klausimų nėra. Viskas lygiai švariai. Padariau, kad čia kantas irgi su bumperiu sueina jau lygiai gražiai. Čia kažkiek tai privedžiau. Ir gavosi dažytas tas ir šitas. Nes su spalva buvo tragedija. Ir vienu žodžiu, čiaušiau kapotą vėl iš naujo, neskaitant to, kad čia buvau kantiką užsidažęs į kantą, vėl viską šiaušiau pilnai, kapotą pilnai šiaušiau, bamperį vėl visas apačias, viskas bamperio nusiardžiau, sparnas šiaušiasi pilnai, anas pilnai ir vienu žodžiu apsiklijavau ir vakar nudažiau. Vienu žodžiu gavosi viena diena ant perdarimo, nes buvo reikalų ir apsiklijuoti, ir nudažyti, ir vienu žodžiu, va tokia istorija su to. Pažiūrėsit, pamatysit. Rūkštis pamatinėjo, sumaišėsi su gruntuką. Perdengti metalą reikėjo apsaugoti, kad nebūtų plikas. Jo, bamperis irgi reikia. Taigi dabar jau einasi reikalas apie gruntavimą. Tai pasiėmiau tokią minkštą kaladėlę. Tokią. Nei putoplastas, nei guma, kažkokia tokia. Ir 320. 3.2, kad būtų... Šiaip galima ir su dukiam, jeigu yra sudėtingesnis paruošimas, buvo daugiau bangų, dar kažko, tai galima ir 240. Bet 3.2 pasiėmiau vien tik dėl to, kad čia buvo tie tokie, neaiškumo tas PDR-as, kad nusitrinta PDR. Užsidėjau tą kontrolinį, kontrolinis, tas miltai, pudra. Ir taip lygiai spausdamas, taip tiek čia, tiek per vidurį, tiek kraštuose. Ir taip, sudėjim. X-ais taip trindamas, arba taip prispausdamas. Ir toks. Karočią, aišku, reikia su dujokaukė, nes jau čia dulkių nuo tokio besiurblio, tai labai va. Tai va, darbas su 320 kaip ir pabaigiau. Šitą minkštą kaladę. Nepapasakau dar apie tą minkštą. Minkštą pasiėmiau, nes kapotas yra ir toks, ta prasme, jeigu su
kietą tiesę, nu, labai sunkiai ant to kapoto, bet galima, ją reikia per didelę labai amplitudę vaikščioti su tą didelę kietą. Žodžiu, kas dirba, tas supras, o kas nesupranta, tai taip nesupras. Grįžtu prie morfinio spalvojimo. Viską apmuzuoju vėl iš naujo, nudažau morkinę spalvą ir dabar dėsiu ant mašinėlės, nežinau, minkštą ar kietą, 600 ir bandysiu ištrinti visus tuos subraižymus nuo 320. Grunto storis, aišku, plonėja, bet mums labai storai čia ir nereikia, nes iš tikrųjų kuo storesnis gruntas, kuo storesnis tas sumuštinis, gruntas, dažai, lakas, tuo minkštesnį pagalvį gaunas ir to storis didesnis viso to sumuštinių. Ir kai akmenukas iškerta ne savo dydžio taškelį, koks akmenukų, bet jis dar aplinkui išlūžta, nes yra, kaip sakyt, kai į ploną ledą įlyšti, koją dedi ir lūžta dar aplinkui per pėdus plotį, ne tik tai per pėdus, per pėdą. Kažkas tokio. Tai va, tik 600 galvoju, gal dėsiu ant kietų. Dėsiu ant kietų, kad numuštų visiškai likusią gruntų riskę, kad būtų kapotas visiškai be apatinio kerzos, likusios kerzos, kaip pasakyti, kad ta prasme, kad realiai nauji mano dažai, naujas spalva dėtųsi ant maksimaliai lygaus paviršiaus. Kuo lygesnė apačia, kuo mažiau sluoksnių, tuo gražiau guli lakas ir tuo gražiau guli dažai. Kai ten jau yra 5-6 kartus dažyta ir tu ant viršaus dar nori išgauti kažkokią tai kerzą gražią, ar tai gamyklinės, ar dar kažkas, nepaeis, nes jau ten tokia ta kerza, toks bangavimas, taip jinai susiliejus, ten jau nebus gerai ten, duok Dieve, kad užpilt, kad nenubėgtų ir viskas užmerkta, akis ir atiduot, nes kitokių remontų ir nebūna, jeigu tu ten kiaulę turi, 3/9 durys dažai, o ten, jeigu nori padaryti iki dialo, ten neišeis, nes aplinkui detalės visos negyvos, o jeigu tas duris pačias tvarkyti, taip jau labai gražiai, tai ten jau sluoksnių 15-20 ir ta kaina gausis remontų neadekvati tai mašinai. Toks užburtas ratas. Dabar 600 atsinešu 600 minkšto. Čiuk, tos kampus, visas tas vietas, kur mašinėlė negalėjau prieiti. Galėjau prieiti, bet jeigu būčiau lipęs ant tų kampų, gali matytis tokie žing išsukinėjimai, išpjaustymai. Tai dėl to apsidraudžiu tuos visus tokius pakilimus, priėjimus, tokius galiukus, kraščiukus. Noriu padaryti su tais velniais, kaip jis ten, su 600. Kapotas nuriebalintas, bamperis nuriebalintas, viskas kaip ir beveik paruošta nudažymui. Dar tai yra liko su balinėliu, kur biški prasitrynė, kanteliai su epoksidiniu, biški prapūst. Ir dar kapotą biški paklijuosiu truputį į ziolkę iš vidaus. Nes gavosi, kai gruntavau, kad ir buvau paklijavęs, vis tiek gruntas užsisuko biški žemiau, negu aš noriu. Maža bėda, aš paklijuosiu dabar. O iš antros pusės neatversta, o iš vidaus paklijuosiu. Ir paklijuosiu taip, kad jinai būtų atsivertus. Taip, mandriai. Parodysiu toj paklijavę. Paklijavau taip tiesiai ant hermetiko krašto. Ant hermetiko kraštelio ir čia tas pats, fokusuokis. Ir gavosi jinai tokia sieną stati. Ir pusiu iš čia
ir į bazę atsimuš į ziolkę ir neapsipūs pats kapotas ir ten, kur nereikia. Va. Tiek iš čia, tiek iš apačios, rodyk, kaip suprantama, matosi. Gaunasi neapdažau aš vidaus. Nu, va, tiek čia. Klijuojant dideliu įtempimo, kad ją verstų tiesiog atgal įtempimas. Nu, va, tai toks lifehackas. Nu ką, viskas, dabar dar kartą persivalau ten, kur pirštais čiupinėjau, glamonėjau. Atsinešu balionėlį, dažus viską dedu. Karočią, dažymas irgi bus, dėsiu raudoną padą, nes turiu raudoną dažų, likusi nuo BMW, dedu raudoną padą ir tada dėsiu tikrą spalvą. Nes čia su to tikras spalva dengiamumas, tai nesveikai blogas. Aš jau mačiau, kaip supylė dažus į kibiriuką, nuo kibiriuko senelis nuslenka ir tiesiog rausvas senelį tik tai lieka. Nieko nepasilieka, nieko nedengia ant tos kibirėlio senelis. Tai, bandysiu nugalėti. Kapotas matinis, tas padas, kaip sakau, tas spalva išdžiuvo, lygų švariai, gražiai pasidengė. Dabar, kas praeisiu su antistatinė, nusiriebalinsiu ir dėsiu tikrą spalvą. Aišku, padažysiu dabar jau tos kraščiukus biškį, pabandysiu užmesti iš karto, ką paraudoninti. Aš jau nelakuosiu nieko, nes vidus irgi yra tik bazė išdažytas. Ir aš irgi tik tai biškiai tą gruntelį užpūsiu ir viskas, ir spalvoju. Nu ką. Dar vienas toks lifehackas, raudona spalva, raudona, mėlyna, tamsi, tos spalvos, balta, tos spalvos, kurios mėgsta labai luptis. Vienas toks dalykėlis, lifehackas, sakykime, kurį aš naudoju, kad pristabdytų arba net sustabdo, aš nežinau tiksliai tą reikalą, kad nesinertų į bazę, įpilti iki 5 procentų kietiklio. Kietiklį nuo grunto naudoju, ne nuo lako. Ir kiek buvo visų dažymų, viskas pasiteisino, viskas visiems laikosi. Tai va, dabar piluosi spalvą. Dabar laukiu tarp tų sluoksnių, reikia pralaukti, nes kamera sukasi, dažyti nori greičiau, saliarka dega žiemą greičiau, saliarkos reikia daugiau, dažų nusipirkau, karočią, nesąmoningai per daug nusipirkau dažų. Karočią, nežinau, blogai viskas. Padų gal būčiau nedėjęs, gal būtų ir užtekę, o jeigu nebūtų užtekę, kaip būna. Pataupyti ir paskui atiduodi tokį pusiau permatomą kapotą, ir būni sutaupęs 20 eurų, bet tai perdarimas dar netiek kainuoja, jeigu taip garsiai pamąsčius. Nežinau, dažoju nervuolis dabar. Dar palauk, dar reikia nulakuoti, kad viskas gerai paeitų, su bazė viskas gerai. Ne su bazė. Iš apačios kaip pučiau tuos kantelius, kur ziolkę paklijavęs. Užmeti dulkelių, reikėjo visą, gal iš vidaus tada pasikliuoti kapotą. Daug ką reikėjo, būčiau gal ir pasidaręs, bet jau kai 8 valandos, tada tik tai bazę dedu, tai nelabai daug meilės tos tokiem darbam naktį. Į teliką jau esu atsivežęs, kad jau ne tie būtų liūdna. Nežinau. Gerai, sustiksim prie lako. Pralaukiau, tikrai normaliai, pažiūrėjau farus, pasidėjau, palaukiau, kol pradžius, tikrai turėjau nusigairinti, palikau kamerą, sukosi viniau 10-15 minučių. Kapotas atrodo taip. Ką čia taip, nieko nesimato dabar taip. Toks
bordavas, kaip sakytų liaudis. Bordavas. Bamperis irgi. Nesuprasi koks. Uždėsim spalvą ir uždėsim laką ir pasirodys visas gėris. O, čia mano grožis. Gal čia nelabai matosi, va, visi grožiai. Plastikai išmirgėliuoti, viskas, nu, kaip po remonto, kaip turi būti. Lakavimą pabandysiu pafilmuoti nepagreitinai, tiesiai kaip gaunasi. Nuleisiu taip, vertikaliai, suliesiu, o paskui užskandinimui pasigaldysiu į horizontalę. Varom, lakas. Papuoliau. Kapotuką dabar pasikaldžiau. Jis nėra čia idealiai supiltas, nes buvo vertikaliai. O dabar į horizontalę pasistačiau ir galėsiu savo riebiai supilti gražią lygią kersą. Ir kas sekas jiems normaliai aš čia. Nežinau, ar čia vanduo papuolė, ar čia kažkas tai. Na, dažysim į kantą rytoj, taisysim. Blogiausia atveju. Gal nereikės, gal prisipolišins. Seniai toks bairis buvo, va, naktiniai darbai. Aš sakau, kad tie naktiniai darbai prie gero neveda. Dėt to antras sluoksnis. Viskas kaip ir pusė velnio, kaip ir neblogai, dabar susiguldyt, svarbiausia laką lygiai gražiai. Nu ir viso, ir ramiai važiuot miegoti.
Štai, kokią spalvą turim, koks bendras vaizdas, kaip guli lakas. Viena kita dulkelė, aišku, įkrito. Bet va, prašau, va, tas tarkunėlis matosi yra. Čia per vienas biškį didesnis. Nu, čia vieną dar turiu. Bet bendram vaizde visai katu. Viskas būtų ok, jeigu nebūtų kažkas. Tai prašau, žiūrim, pristatau vakaro žvaigždę. Fokusuojam. Čia, kaip suprantu, senas lakas iš puliko. Tik tai taip ir pavarė. Čia prieš šviesą gal geriau matysis. Va, koks grožis. Va, kaip jums toks. Nuostabiai. Čia visa, kas yra, viskas čia, kas yra, galima nubraukti, ten bus reikalų. Nu, jie turėtų prisipoliruoti, jeigu ten viskas gerai, jeigu tikrai ten yra tie lako, sudžiūvęs lakas senas pistoletė, nu, čia mano nepriežiūra, nešvara, apsileidimas, kitaip sakant. O jeigu ne, perdažymas, būna ir taip. Nu, bamperiukas tai čia. Kokis fainas, mielas, visas tiesiog. Nu, nuostabiai. Nu. Bet čia šitas gaidys, nu jis, nu blemba, nu gyvai gal ne taip baisiai atrodo, nežinau net ką be pakomentuoti. Nu, karočiui, papuoliau konkrečiai. Kaladė ir trinu. Kaip ten sako, poliravimas yra neteisingo dažymo arba nekokybiško dažymo pasekmė. Ką mes turim? Poliravimą.